Pirmininkė, mėly kolegos, pono Protasevičiaus parengtame dokumente yra du svarbus klausimai. Tai nestandartinės darbo sutartys ir darbuotojo savoka. Naudojant nestandartinės darbo sutartys pasitaiko darbuotojų diskriminavimo atvejų. Jiems nesuteikiamos adekvačios socialinės garantijos. Tačiau lankstumas padeda įmonėms prisitaikyti prie rinkos pokyčių, o darbuotojams suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Daug lietuvių dirba Jungtinėje karalystėje statybose, užsiregistravę kaip savarankiškai dirbantys asmenys. Tikrovėjegi, jie dirba statybos bendrovėse kaip ir kiti darbininkai, tačiau jie neturi lygiaverčių darbo, socialinių ir kitų garantijų. Darbuotojo apibrėžimas privalo remtis tikrąją padėtimi darbo vietoje ir darbo metu. Mūsų tikslas – efektyvi darbo rinka, kurioje žmogus surastų savo tinkamą darbą, o įmonės tinkamus darbuotojus. Šiandien svarstomas dokumentas – tai indėlis siekiančio tikslo. Ačiū.